tikri draugai dalinasi viskuo. Išdaigomis pagalba pačiu geriausiu laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Pirmadienio birželio 22 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono meras Skirmantas Mockevičius susitiko su iniciatyvinės grupės Tvarkau Jurbarko kraštą nariais. Jurbarko turizmo klasteris, Jurbarko turai šeštadienį jurbarkiečius pakvietė į aviacijos šventę. Savaitgalį Jurbarko rajonas virto dviratininkų sostinę. Šiemet joninės Jurbarke bus kaip niekad šventiškos ir smagios. Čarli, tu ir vėl? Kiekvienam savo, bet internetą užteks tikrai visiems. Ypač kai dabar spartusis Baltikum internetas tik už 8,5 euro. Baltikum. Daug interneto. Praėjusios savaitės ketvirtadienį, birželio 18 dieną, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius susitiko su neformalios bendruomenės Tvarkau Jurbarko kraštą atstovais Linu Židuliu, Džeraldu Kilkaičiu, Daivaru Rybakovu ir Dariumi Juodaičiu. Kaip Jurbarko žinioms pasako vienas iš šios iniciatyvinės grupės narių, Girdžių seniūnijos seniūnas Darius Juodaitis, šios grupės tikslas yra suburti žmonės bendram darbui, gražinant tiek miesto, tiek ir rajonų vietovės. Mūsų tikslas yra, kad įtraukti žmonės į valdymą, į savo gyvenamosios teritorijos priežiūrą ir pamačius problemą, iškėlus ją, paviešinus ją, pačiam prisidėti. Taigi mes nesame tie, kurie parodžius pirštu eis ir padarys, bet mes būsime pagalbininkai tiems, kurie turi idėjų, tie, kurie nori gyventi geriau, kurie nori tvarkytis gražiau. Mes pagelbėsime tiek savo darbu, tiek organizaciniais sugebėjimais, tiek ir galbūt materialinę paramą, kiek tai galėsime. Ši socialinė iniciatyva yra naujiena tik mūsų rajone, tuo tarpu kitose rajonuose panašios grupės jau yra įkurtos ir sėkmingai veikia. Kaip pavyzdį Darius Juodaitis pateikė kaimyninį Šakių rajoną. Panašios iniciatyvos vyksta ir Vilniuje, ir kaimyniniuose Šakiuose, o mes tiesiog bičiuliai, jauni, aktyvūs, manau, žmonės nusprendėm irgi susiburti tam, kad galėtume kažką padaryti gero. Jurbarkas ir Jurbarko apylinkės yra tikrai gražios, bet yra tam tikrų dalykų, kuriuos būtų galima dar pataisyti, nelaukiant valdžios, nelaukiant biudžeto pinigų, bet tikrai galima tą padaryti bendru darbu. Talkų metu tas dalykas skatintų bendruomeniškumą ir padėtų iš esmės ir mums patiems, ir mūsų šeimoms kartu leisti laiką. Tai būtų pati pradžia iš to kilo. Po susitikimo pakalbintas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius džiaugiasi šios iniciatyvinės grupės rodomų entuziazmų telkti vietos žmonės bendram darbui. Vertinu labai gerai, nes iniciatyva iš pačios yra pats brangiausias dalykas. Ir kada tai sugalvoja patys bendruomenės nariai, o ne primesta valdžios, tai manau, kad ir bendruomenė tai tinkamai vertins. Ir tai, ką jie man papasakojo, tai tikrai džiugina ir tikiuosi, kad tikrai rezultatai bus aiškiai matomi ir dideli. Paklaustas, kaip prie šios iniciatyvinės grupės veiklos ketina ir gali prisidėti savivaldybė, Skirmantas Mockevičius pateikė keletą pavyzdžių. Tiek tiesiogiai savivaldybės darbuotojai, kaip miesto bendruomenės nariai, įskaitant ir merą, tiek ir viešinant iniciatyvą tą savo galimom priemonėm ir kviečiant žmonės, didesnį ratą žmonių kartu dalyvauti jų organizuojamuose akcijose. Pirmoji šios iniciatyvinės grupės darbo jurbarkiečiai jau gali grožėtis. Prieš keletą savaičių, birželio 12 dieną, būrelis iniciatyvų jurbarkiečių galėjo prisidėti prie miesto centre esančių suoliukų atnaujinimo. Apie kitus darbus, prie kurių gali prisijungti visi norintys, bus skelbiama specialioje paskyroje Tvarkau Jurbarko kraštą socialinėme tinklapyje Facebook. Čia taip pat bus galima rasti ne tik informaciją apie tai, kur ir kada vyks kitos talkos, bet ir patiems pakviesti jurbarkiečius ar rajonų žmonės prisidėti prie jūsų rengiamos talkos.
Šeštadienį Jurbarke šalia Nemuno vyko Jurbarko turizmo klasterio Jurbarko turai surengta aviacijos šventė skirta mūsų kraštiečiui, Lakūnui ir garsiam futbolininkui Romualdui Marcinkui atminti. Šventės metu buvo galima pasigrožėti virš Nemunos skridusiais parasparniais, lėktuvais bei oro balionu. Šventės įkarštyje pakalbinta viena iš šio renginio organizatorių, Jurbarko turizmo klasterio Jurbarko turai pirmininkė Kristina Vančienė pasakojo, jog idėja surengti tokią šventę, kuri savo formatu gerokai skiriasi nuo kitų vykstančių Jurbarke, turizmo klasterio nariams padiktavo kiekvienais metais Jurbarkan atvykstantys parasparnininkai, savo skrydžiais virš Nemuno pagerbiantys prieš 3 metus čia žuvusio draugo atminimą. Ieškom to, ko nedaro kiti. Klasteryje, kada mes tarėmės, kada mes susėdę diskutuojam, norisi prikelti tai, kas dar yra nedaroma, kad šventė būtų kitokia, kad truputį galbūt labiau liaudiškesnė, galbūt paprastesnė, žinot, ir pradžioje dar ir pigesnė, riboja tai ir finansai. O kodėl Marcinkus? Todėl, kad kažkaip tai šitą idėją gimė mums žiūrint į parasparnius, kurie atskrenda kiekvieną gegužės 9 dieną pagerbti savo prieš 3 metų žuvusio draugo. Pagalvojom, kodėl juos nepasikvietus ir nepadarius visiems oreiviam, visiems, kurie kažkada skraidė ir jau nebeskraido, kad galėtume juos prisiminti ir jų garbei organizuoti šventę. O ką mes turim žymiausius, tai mes turim Romualdą Marcinkų. Dar mes kol kas neminim Kasperavičiaus vardo. Bet tai irgi yra vienas iš pačių žymiausių ir turbūt pačių garsiausių sovietmečio laikų lakūnų ir bandytojų. Taip, kad mes turim savo žemės sūnus, savo žemės vaikus išgarsinti mūsų pirmiausia pačiam Jurbarke, o po to ir visoje Lietuvoje. Nes vis dėlto šitie vardai dar yra kol kas per mažai minimi. Ir man labai patiko, kad aš vakar per Lietuvos radiją skelbimą pasakiau apie šitą šventę. Tai laidos vedantysis sako, taip, šitas žmogus vertas, kad jo vardas būtų, Romualdo Marcinkaus vardas būtų minimas šalia Dariaus ir Girieno vardo. Nes tai vis dėlto visam pasauliui žinomas žmogus, visam pasauliui garsus. Ir jeigu Hollywoodas statė filmą apie Marcinkaus žygdarbį, tai manau, mes tai turim jį tikrai kiekvienais metais prisiminti. Šventės organizatoriai žada šią aviacijos šventę, kaip ir kitą šių metų gegužės 1 dieną jų organizuotą Žiobrinių šventę, padaryti tradicinėmis, vyksiančiomis kasmet. Kristina Vančienė tikino, jog kitąmet vykstanti aviacijos šventė bus dar įdomesnė, nes jai bus ruošiamasi iš anksto. Kitiem metam jau turim kitos pajėgas, jau yra iš anksto tariamasi, planuojama, kad galėtų žymiai daugiau atvykti įvairių aviacijos ir kariuomenės rūšių atstovų, kadangi vis dėlto Romualdas Marcinkus tai buvo kariškis. Na ir jau tikimės, kad galėsim organizuoti, pratęsti jau pradėtą futbolo Marcinkaus taurės varžybas ir čempionatus ruošti. Taip kad, žodžiu, į perspektyvą mes žiūrim labai šviesiai ir gražiai. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien jau tiek daug žmonių, kad toks gražus oras mums pasisekė. Tikrai pasisekė. Kai šį rytą saulė kilo iš rūkų, tada labai buvau laiminga, kad mūsų triūsas nenueis veltui. Nes tiek parasparniai, tiek skraidyklė, tiek lėktuvėliai, kurie skrendavo dabar virš mūsų, sakė, viskas priklausys nuo oro. Viskas priklausys mūsų dalyvavimas nuo oro. Mums pasisekė, mums Dievulis padeda ir tuo labiau ačiū Jum, kad Jūs labai mums padedat. Taip, Jūsų tikrai Baltikum televizija mūsų yra didžiausias pagalbininkas ir didžiausias ramstis. Praėjusį savaitgalį Jurbarko rajone Pašvenčio girininkijoje vyko viešosios įstaigos Dviratai organizuota dviračių fiestai, kurią susirinko 170 dviratininkai iš visos Lietuvos. Per 2 dienas šeštadienį ir sekmadienį vykusį maratoną jie varžėsi 5 ar 12 valandų bei visą parą trunkančiuose ištvermės lenktynėse, važiuojant ratu 8-10 km trasoje miško keliais. Plačiau apie šias pirmą kartą mūsų rajone surengtas tokios stiliaus varžybas Jurbarko žinios kalbėjosi su viešosios įstaigos Dviratas valdybos nariu ir vienu iš šios įstaigos įkūrėjų Linu Vainiumi.
24 valandų dviračio maratonai yra ultra ištvermės varžybos, kur žmonės atvažiuoja ir patikrinti savo galimybių, savo ištvermės ribas, mindami dviračių ištisą parą ir lenktyniaudami, kuri komanda nuvažiuos daugiau ratų paženklintoje trasoje. Žmonės važiuoja pasiskirstę komandomis, važiuoja solo, vienas žmogus, dvejetai, ketvertai, šešetai. Jurbarko rajone lenktyniavome 3 kategorijose. 5 valandų laisvalaikio kategorija važiavo norintis išbandyti tą formatą, sakykime, pradedantis mėgėjai dviratininkai. 12 valandų nuo 9 vakaro iki 9 ryto važiavo vyrai vieni, kurie nuvažiuos daugiau ratų miške. Ir pagrindinės lenktynės tai yra 24 valandų varžybos, kur startavo vyrai iki 40 metų solo kategorija, vyrai nuo 40 metų ir vyresni solo kategorija, vyrų ketvertų komandos ir mišrios šešetų komandos, kur turi būti mažiausiai 2 merginos komandoje ir 4 vaikinai. Tiesiog vyko labai aštri konkurencija kiekvienoje šitoje kategorijoje ir varžybos vyko iki paskutinės minutės, praktiškai paskutinis dalyvis finišavo be minutės 1 valanda. Ir tiesiog labai įdomi trasa. Karšuvos girioje čia nėra didelių įkalnių, nėra kažkokio tai labai vaizdingo reljefo, yra toks lygus, labai gražus parkinis miškas, tačiau trasa yra smėlėta, su šaknimis, su vienvėžiais takeliais, tai galėjo atsiskleisti ir tie sportininkai, kurie yra labai ištvermingi, ir tie, kurie yra labai greiti, ir tie, kurie stiprus, kad gali praminti tokius sunkius, klampius smėlio ruožus. Ta prasme, kiekvieno tipo dviratininkas turėjo tam tikras galimybės parodyti savo geriausias fizinės savybės čia. Lino Vainiaus teigimu, šiuo metu Lietuvoje susidomėjimas dviračių sportu auga. Kone kiekvieną savaitgalį įvairiuose šalies kampeliuose vyksta pačios įvairiausios varžybos, kurias organizuoja tiek organizacijos, tiek ir jaunuosius sportininkus ugdančios sporto mokyklos. Aš žinau, kad šį savaitgalį Jurbarkas buvo Lietuvos dviračių sostinė. Čia vyko kalnų dviračių varžybos ir visiškai mūsų kaiminystėje Lietuvos jaunimas varžėsi plento dviračių lenktynėse. Tai man atrodo jau vien tas faktas, kad Jurbarką atvažiavo 2 lenktynės kaiminystėje vieni šalia kitų, parodo, kad dviračių sportas tikrai gyvas, kad jis yra populiarus. Nes žinau, kad be lenktynių dar šiandien vakar Jurbarko jaunimo laisvalaikio centras organizavo dviračių žygį į Plokščius iš Jurbarko. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie nenori sportuoti, jie taip pat turi laisvalaikio galimybių su dviračiu. Man atrodo, kad tai tikrai piešia, kaip pasakyti, geras dviračių sporto ir laisvalaikio su dviračių perspektyvas. Pašvenčio girininkyje ir aplink jį esantis miškas dviratininkams paliko gerą įspūdį, todėl šios fiestos organizatoriai neatmeta galimybės ją pakartoti ir kitąmet, bei svarsto Pašventį įtraukti į tradicinių tokio tipo varžybų sąrašą. Pirmiausia, tai mes labai dėkingi Pašvenčio girininkijai, nes iš tikrųjų mums sudarė labai puikias sąlygas čia organizuoti varžybas ir Jurbarko miškų urėdija taip pat gavome visus leidimus, taip pat ir norime labai padėkoti Jurbarko rajono savivaldybei, su kuria radome tokią labai gerą bendrą kalbą. Tikimės, galbūt šios varžybos taps ir tradicinėmis Jurbarko krašte, gal čia sulauksime ir daugiau svečių. Šiemet startavo vienas svečias iš Latvijos, kuris pernai metais laimėjo 24 varžybas, jis atvažiavo apginti savo titulą šiais metais, deja jam nepavyko, buvo greitesnis sportininkas iš Vilniaus, bet sąlygos tikrai geros, įdomios ir aišku buvo ir oras geras ir dėkinga aplinka. Itin džiugia šios dviračių fiestos naujiena tapo mūsų kraštiečio Girdžiškio Mariaus Pinaičio pergalė vienoje iš svarbiausių šio maratono rungčių. Kaip Jurbarko žinioms pasakojo pats Marius, jis kartu su 3 vilniečiais, surinkęs 51 tašką, užėmė 1 vietą visą parą trukusiuose varžybose. Tokio formato varžybose dalyvavau 1 kartą. Ši trasa ypatinga tuo, kad buvo labai daug smėlių ir sunkiai riedėjau. Tai dalyvavau 4 asmenų komandoje, važiavome pakaitomis ir visas 24 valandas. Kiekvienas važiavom po 1 ratą, tai vienas ratas yra 10 km. Iš viso gavosi po kiekvienam asmeniui po 15 ratų, tai po 150 km. Dar vaikystėje pamėgęs dviratį profesionalaus sportininko karjerą Marius pradėjo prieš 5 metus. Jo asmeninių pasiekimų sąskaitoje jau yra įrašytas ne vienas laimėjimas. Kalbėdamas apie tos dienos varžybas, pačiais didžiausiais sunkumais jis įvardino ilgą maratono laiką ir palaidą trasos smėlį, kuriuo važiuoti, pasak jo, buvo labai sunku.
Dažniausiai maratonai trunka porą valandų. Tai šiuo atveju visą parą. Tai iš tikrųjų čia yra jau ekstremalūs išbandymai kūnui, jau ne visi tai galėtų ištverti. Sunkiausia buvo smėlis, kuris su kiekvienu ratu vis darėsi vis puresnis, kadangi lietaus nebuvo, žmonių dalyvaujančių labai daug. Ir visa trasa kaip išsiarė tiesiog. Didelis provėžos, kalniukai keli buvo, kurie irgi kaip paplūdimio smėlis, kaip kopose, tai labai sudėtinga važiuoti. Antradienį, birželio 23 dieną, švęsime pačią gražiausią vasaros dieną Jonines. Šiemet ši diena mums jurbarkiečiams kaip niekad bus įdomi ir turininga. Pavakarę 19 val. Miesto parke esančiame Dainų slėnyje suskambės liaudiška muzika ir užsidegs trumpiausios metų nakties laužai. O prie jų smagiam rateliui pakvies šiemet 25-osios savo veiklos metus švenčiantis Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis Imsrė, kuriam tiek pat metų ir vadovauja šio ansamblio įkūrėja Birutė Bartkutė. Mėly jurbarkiečiai, atėjo pati gražiausia kalendorinė šventė rasos. Šiemet tos rasos yra sidabrinės, nes ansamblis folkloro Imsrė švenčia 25 metų jubiliejų kūrybinį. Taigi, į rasas, į Jonines kviečiam birželio 23 dieną 19 val. Pažauliausim, pakupoliausim, padainuosim, Jonus pagerbsim ir Janinas, taip pat paminėsim ir pašokdinsim, pasivaišinsim. Nu ir būtinai pašoksim ir aplink laužą pašokinėsim. Ir būtinai vainikus pinsim ir plukdysim. Ir visokius burtus darysim. Nu netingėkit su Jonais ir Janinam, pas mus į miesto parką atskubėkit. Na, o tiems, kas negalės ar nenorės šilti kartu su visais Joninių vakarą ir nuspręs jį praleisti namuose prie televizoriaus, nuobodžiauti taip pat nebus kada. Ta patį birželio 23 vakarą per nacionalinį Lietuvos radijo kanalą 21 val. Prasidės laidos Duokim garo transliacija. Ši laida ypatinga ne tik tuo, jog jos metu vyks finalinės kovos, bet ir tuo, jog viena iš finalisčių yra Jurbarko kultūros centro kapela Santaka. Prieš keletą savaičių vykusio pusfinalio metu, gausiai palaikomi savo žiūrovų, jie nugalėjo kauniečius ir pateko į finalą. Dėkodami už palaikymą, jie tikėsi to paties ir Joninių vakarą. Pirmiausia, norime padėkoti, kad palaikėte kolektyvą Santaka už balselius, kuriuos mums atidavėte. Ir norime pakviesti prabalsuoti taip gražiai ir aktyviai per Jonines 23 dieną. Jie dalyvaus finaliniam koncerte. Ačiū Jums visiems.